Sveiki, mėlyjeji, šiandien atsakymas į antrį klausimą ir antrį klausimas skambėjo taip. Kaip gali būti taip, kad mano savybė, kurią aš skaitau mano silpnybė, gali tuo pačiu būti ir mano stiprybė? Tai atsakymas yra pačiam teiginy ir jeigu labai trumpai nukreipsime į tam tikras filosofijas, tai turiu paaiškinti vieną paprastą dalyką. Jūs šitą matomą išorinę visatą galite pažinti tik tai per kontrastą. Ką reiškia per kontrastą? Tam, kad aš suprasčiau, kas yra diena, kokia jos vertė, aš turiu pažinti priešingą būseną ir tai bus ta pati naktis. Tam, kad suprasčiau, kas yra šilta, turi būti šalta ir galim važiuoti ir važiuoti ir važiuoti ir važiuoti. Bet mums reikia šito suvokimo tam, kad suprasti, kad bet kuri mūsų charakterio savybė visada savyje turi pliusą ir minusą. Ir galbūt pas jūs jau galvoje kyla tokia mintis, kaip gali būti taip, tai pavyzdžiui gerumas, ta prasme, tai turėtų būti iš principo tik tai pliusas. Nėra tokių savybių, kurios turėtų vien tik tai pliusą, bet kuri savybė pasiekusi savo būseną ir būdama toj pačioj, pavyzdžiui, pliusiniai, reiškia savybė, jinai automatiškai anksčiau ir vėliau išsigims ir pasieks tą pačią minusinę savybę. Nu, nėra kito kelio, tiesiog tokia yra fizikos ir mūsų matomos visatos gamtos įstatymai. Va, tai dabar grįžtant prie tų pačių savybių, reiškia pasimkite bet kokią savo charakterio savybę, sakau, ir būkite sąžiningi su ja, paanalizuokite ir jūs pamatysite, ta prasme, kad visur yra ir pliusas ir minusas. Paimkim tokią visuotinai skelbiamą kaip neigiamą savybę, tai yra ta pati, pavyzdžiui, tinginystė, polinkis prokrastinacijai, vadinkit kaip norit, klausimas, kur čia problema ir kur čia džiaugsmas. Tai problema galbūt su pačia savybė, nes tai trukdo pasiekti tam tikrų rezultatų, bet pliusas yra tame, kad visi žmonės, kurie turi šitą savybę arba polinkį, jie labai išradingi ir jie sugeba natūraliai, pakankamai greitai spręsti bet kokią problemą. Tai talentingas tinginys, pačiam pasakymė ir yra paminėtas tas pliusas. Visi tinginiai talentingi, taškas. Dabar jos paminėta savybė buvo jautrumas ir klausimas toks, kaip jautrumas gali būti pliusas, jautrumas niekada ir nebuvo minusas, jeigu taip techniškai žiūrime situaciją, bet šitą visą kalbant apie pliusą, jeigu mes įsivaizduojam, kad mes pritaikom jautrumą kaip mūsų profesinę, reiškia, savirealizacijos savybę, tai taip pat tampa to dalyku, dėl ko kiti ploja, reiškia, rankom, ta prasme, ir džiaugiasi tom, kad tu tai darai. Paprasčiau kalbant, reiškia, pagal tas pačias mano sistemas, jeigu žmogus yra hiperjautrus arba labai jautrus, jo paskirtis arba jo gyvenimo misija ir yra dalinti savo jautrumu su kitais. Taip, kad nėra blogų savybių. Bet kokia savybė savyje turi ir pliusą, ir minusą. Tiek šiandieną, iki sekančio